Labas vakaras. Nepasiruošiau kalbai. Nes kai pasiruošiu, vis tiek neišeina tai pasakyti. Norėčiau tik tai atkreipti dėmesį naujiems klientams, kad svarbiausias dalykas pasitikėti savimi. Atleiskite, jeigu nelabai gerai kalbu lietuviškai, kadangi 20 metų nebegyvenu Lietuvoje, kalbu 6 kalbas ir kartais lietuviškai užsikerta. Dabar taip, 2014 metais mane kontaktavo per Facebooką Tomas Kubiliūnas, kur noriu padėkoti, kad jo dėka būtent čia atsidūriau. Tomas Kubiliūnas iš Panevėžio, sužinau, kad jis panevėžietis, sakau, aš ir iš Panevėžio, nesvarbu, kad 20 metų nebegyvenu. Mane sujungia per Skype'ą su Banga ir aš paklausiau Bangos, o čia tikrai moka pinigus? Taip, viskas, stovi. Reiks dirbti. Žinom, kad reiks dirbti. Įstojau, susimokėjau, pradėjau kalbėti kaime, kur gyvenu, kaime 27 000 gyventojų. Visi pagalvoja, kad aš išprotėjau. Sako, tau ne visi namuose. Niekas internete nemoka pinigų. Piramidės, šventi Antonijai, dar ten kokios, nežinau kaip čia lietuviškai vadinasi. Taip sakau, piramidė yra Egipte. Šventas Antonijus grandinėlės su kuo kaplą galim pasikabinti. Čia nėra jokių grandinių, čia yra tik tai tikras investicinis auksas. Pats geriausias metalas, kuris bet kada, kur į bet kokią šalį nuvažiuotumėm, galime jį iškeisti ir gausime pinigų. Aš vieną kartą susiginčiau su vienu italu ir jisai man sako, čia nesąmonė, čia tas, tai jeigu auksas nukris, jeigu nusileis auksas, vėl prarasim kiek pinigų. Sakau, gerai, tu pasimk savo eurus, aš pasiemu mano luitelį, važiuojam į Afriką. Pažiūrėsim, ką tu darysi su eurus ir ką aš darysiu su mano aukso luitu. Tada pakeitė nuomonę. Ką aš ir norėčiau pasakyti? Aš kiekvieną dieną vedu konferencijas, man dabar sunku, nes man viskas blokuojasi itališkai. Aš savo vaikinam ir merginam sakau, niekas čia nedalina pinigų. Reikia dirbti kaip normaliam darbe. Išskyrus, kad čia galima dirbti su visu pasauliu, galima dirbti per Skype'ą, galima dirbti per Facebooką. Reikia tik tai pamokyti žmonės, kaip dirbti. Reikia pasidalinti. Reikia padėti jiems uždaryti jų staliukus. Mano staliukas užsidarys. Reikia jiems duoti galimybę uždirbti pirmus pinigėlius. Aišku, kaip pasakė mūsų lyderis, nereikia jiem pastatyti žmonių, nereikia duoti pinigų, nes jie tada atsisės prie stalo, lauks šakutės ir peiliukų. Kažką padalinti, tortelį, dar kažką, nes visokiai stalas, paruoštas, neparuoštas, reiks jį nuruošti. Taip, už dyką tikrai pinigų niekas neduoda. Kai aš pradėjau savo kelionę, 3 mėnesius smirdėjau stale, atleiskit. Nuvažiavau vieną į Minšeną, padalyvau konferencijoje, pamačiau šaunę lietuvių komandą, Zita, Angelina, Banga, Ala, su visais susipažinau, sako, ką tu čia vieną veiki? Sakau, tai kad nieko nėra su manim, aš vieną. Stale niekas dar nesėdi, nenori niekas atsisėsti prie mano stalo. Nesvarbu, kiek laiko užimsim. Nesvarbu, kiek laiko užimsim uždaryti šitą stalą. Svarbu, kad mes kiekvieną dieną kažką padarytumėm. Kad kiekvieną dieną pažiūrėtumėm naują video. Kad kiekvieną dieną pažiūrėtumėm kokį filmuką motyvacinį. Kad kiekvieną dieną pakontaktuotumėm. Šiandien kontaktavau 10 žmonių. 10 pasakė ne. Blogai. Blogai kontaktavau. Kažką blogai sakiau. Jeigu aš sakau, įmes 5,40 gaudė 7 000, sako, tau ne visi namuose. Tada blogai pristačiau.
reikia kažkaip kitaip daryti. Dabar ačiū Dievui, kad yra smartas, su smartu yra šiek tiek lengviau, nes išstumam greitai tuos numyrėlius, kaip aš vadinu, susmirdėlius, išstumėm juos į apačią ir jie gauna iš karto tos 4,50, pradeda dirbti. Nieko čia gero dar jums nepasakiau. Tik verslą. Reikia skirti 1 valandą. Žiūrėkite filmukus, žiūrėkite YouTube, dalinkitės kitų lyderių patirtimi. Nebijokite reklamuoti. Aš tiek pribombardavau mano Facebooką, kad visiems užknyso. Sako, nu ką jinai tenai vis mėto tos pinigus, veduoklės su pinigais ir su aukso laiteliais. Nu kas paveliu tie aukso laiteliai? Ką su jais daryti? Kaip ką daryti? Jeigu nori parduot, parduok, tau gausi pinigų, jei nenori parduok, kaupk. Aš mano vaikui kaupiu. Mano vaikui 14 metų, jis lyderis, 1 lygio, mama dirba. Mano vaikas nuėjo mokyklą, nusivežė laitelį mokyklą ir parodė, nes jie studijuoja. Ai, mano mama Global Intergoldą daro. Tai kaip ten tas Global Intergoldas, visi vaikai norėjo laitelio. O mano vaikas sako, jūsų mamai pasakykit, nueiti į konferenciją pas mano mamą, tada ir jūs turėsit laitelių. Atėjo 5 mamos, 2 prisirašė. Kas manęs nepažįsta, aš visą laiką turėjau italų restoraną, nes esu ištekėjusi už italo 17 metų. Turėjom 7 restoranus, dirbau kaip vergas, po 17 valandų dieną, po 7 dienas į savaitę. Nusibodo, užknyso, mokėti mokesčius ir nieko neturėti. Nes aš sumokėjau visiems, kas už man dirbo, sumokėjau valstybei Olandų, o man liko tik tai lazanė, kepsnys, paskui nebenorėjau nei valgyti. Pradėjau tik salotas griaužti. Tada pasakiau mano vyrui, arba grįžtam į Sardiniją, arba aš išsiskiriu, tu lieki su restoranu. Metėm restoraną, grįžom į Sardiniją. Grįžom į Sardiniją, nėra darbo. Sardinijoje mums negerai. 700 € atlyginimas. Nėra darbo nei mano vyrui, nei mano šeimai ir taip toliau. Visi bedarbiai. Kai pasiūlau stoti už 275, sakau, duosiu, padėsiu tau pusę kainos sumokėti. Neturiu laiko. Bedarbis. Tada eik velniop. Aš pradėjau uždarinėti staliukus, nes dirbu, bet kai aš dirbu ne taip kaip restorane dirbdavau, aš padarau konferencijas, po 3-4 konferencijas į dieną, kur surenkama žmonių, mane kur iškviečia, dabar jau nebegaliu, reikia pasidalinti, taip prigaminau lyderių, kuriuos atsivežiau. Dabar ir jie dirba. Bet aš negaliu pasikartoti, tie lyderiai, jie dirba vienas vienam mieste, kitas kitam mieste, trečias trečiam mieste. Kaip aš atvežti 5. Kai atvedžiau 2, uždirbau, bus ir 3, bus ir 4 ir 5. Aš atvedžiau 20 žmonių mano šeimoje. Visus per prievartą prirašiau. Ir visus užkvalifikavau. Bet užtat duodu pinigų tada, kada aš noriu. Mano vyras visą laiką dirba Olandijoje, turi daug žmonių. Jis pirmas nenorėjo įsirašyti. Kai pamatė, kad aš uždirbu, sako, prirašyk mane į šitą žaidimą. Jokių, sakau, žaidimų nėra. Eik į banką, pasimk 5,40, susimokėk į banką, padaryk pervedimą šitai kompanijai, atves 2 draugus. Ne, labai sudėtinga. Ok, tada nerašysiu tave jokį žaidimą. Jisai paskambino draugam į Olandiją ir pasakė, mano žmona uždirba auksą, nežinau kaip veikia, klausk jos per Facebooką. Vežiau dabar vien moteris iš Italijos, nenoriu vyrų matyti. Atvežti vyrai. Sakau, nejaugi tik tai vyrai gali auksą uždirbti. Ir moteris, vodančių. Reikia dirbti, reikia domėtis, reikia skaityti. Ir reikia mėgdžiauti. Ir motivuoti žmonės, padėti, pozityviai galvoti. Aš nežinau, kaip čia pasakyti. Reikia tikėti savimi.
iš širdies, kai jūs kažką, jūs nesiūlot tam žmogui užsidirbti pinigų, bet jūs siūlot kažkokią išeitį į geresnį gyvenimą. Mes neturim parduoti to staliuko, kad jis prisirasytų į tą staliuką, man įdomu. Man įdomu, kad jisai toliau dirbtų, toliau kitiems padėtų. Kad kitus padėtų prirašyti ir jiems padėti. Man nereikia užpildyti staliuko, užkišti vieną skylę. Atsiprašau. Man reikia žmogaus, kuris nori pakeisti savo gyvenimą. Aš su juo turiu dirbti. Aš jam turiu padėti, aš einu kartu su juo į pasimatymą. Susitiksiu su kitu klientu. Jis sėdi, nieko nekalba, aš kalbu. Tas pažiūrė, sako, ta visai ne visi namuose. Nesvarbu, jeigu galvoja, ką nori apie mane. Vieną kartą pasakau, 2 kartus, 3 kartą pradeda galvoti. Vieno karto neužtenka. Tačiau neturit sakyti labai dažnai. Jeigu pradėsit įkyriai klausti, jie galvos, kad jūs kažką norit jam parduoti. O mes neturim nieko pardavinėti. Mes turim suteikti galimybę žmonėms pagerinti gyvenimą, kad jie suprastų, kad yra opportunity, o ne kažką parduoti. Ar suprantat, kad yra 2 skirtingi dalykai? Mes nepardavinėjom keptuvę ar matrasų. Mes turim auksą. Auksas, ką su auksu galima padaryti? Ją galima dėti į saugyklą, į banką ir tas auksas užauga. Iš pradžių reikia uždaryti daugiau staliukų, kad jis pradėtų augti. Bet tai tikslas kompanijos yra tas, kad mes turim kaupti auksą. Mes turim kaupti auksą ir dėti. Vienas staliukas pinigais, vienas auksu. Vienas pinigais, vienas auksu. Reikia rodyti auksą. Jeigu jūs neturit aukso, ką jūs parodot klientui? Užsisakykit vieną gabaliuką, parsisiųskit, atsisiųskit. 47 eurai. Investuokit į savo verslą. Aš į mano verslą investavau į restoraną 250 000 eurų. O paskui praradom. Tai nebuvo 540 eurų. Taip, buvo ir tokių dalykų. Bet taigi nepasibaigė gyvenimas. Būna visokių naujų galimybių, opportunity, nežinau kaip lietuviškai. Galimybės. Aš siūlau galimybę pakeisti gyvenimą. Nesvarbu, kad tu turi darbą. Labai gerai, kad turi darbą, bet neturi leisti pinigų, ką uždirbi. Tu turi papildomas pajamas. Jeigu aš einu valgyti su draugais picos, ašgi nekalbu apie politiką. Aš kalbu apie verslą, apie biznį, apie auksą. Kodėl mes galim pirkti auksą? Nes pirmą niekas negalėjo pirkti, tik bankai pirkdavo, nes yra investicinis auksas. Kodėl mes dabar turim teisę jį turėti ir neturim mokėti net mokesčių, jis nekainuoja? Kiti bijo žmonės, o ką man tas auksas, man jo nereikia. Kaip velniam kokio. Sakau, duok man tą auksą, aš jau žinau, kur jį padėti. Jeigu tu nenori. Reikia dirbti, reikia aiškinti, kelis kartus rodykit. Kam reikia pagalbos, kas Italijoje gyvena, turi draugų Italijoje, kreipkitės į mane, aš pakalbėsiu. Aš visada esu pasiruošusi, nesvarbu, kad ir ne mano grupėje esat. Vienu žodžiu, neturime būti pavydus, neturime pavydėti kitiem, reikia padėti visiems klientam, kadangi kuo daugiau žmonių žinos pasaulyje, kad egzistuoja Global Intergold, tuo mes būsim sėkmingesni. Nes visi sakys, taip, Globalis Intergoldas moka auksu. Taip. Global Intergoldas veikia. Nereikia pavydėti, aukso užteks visiems, nepasibaigs tas ciklas tenai, kaip įsivaizduoja. Nes mes, kai užsidirbame, mes parduodam mūsų auksą. Kontaktuokit žmonės, pasidarykit tą sąrašą tokį. 2 kartus pasakė tam pačiam, 3 kartą nebesakykit. Po mėnesį jūs pats jūsų klaust. Jūs turit sėti, sėklas mėtyti, o paskui jos sugrįž pas jūs atgal. Aš mėčiau 100 žmonių, pasakiau, niekas neįstosi manim. Niekas. Aš turėjau užsienį ieškoti žmonių, niekas Sardinėje pas mane neprisirašė, žinokit. Ir aš neturėjau nei vieno lyderio šalia. Aš neturėjau Kaune, Vilniuje, Panevėžy konferencijų. Turėjau aš viską išmąstyti. Turėjau viską išversti į italų kalbą. Viską padariau viena. Aš klausiau bangutės, kaip reikia daryti. Išversdavau iš lietuvių į italų. Nusipirkau lentą. Jau 6 lentas sugadinau. Iš metalo vis tiek susigadino. Nes nuo važinėjimo. Naktį grįžtu. Aš nedirbu. Aš sakau, aš esu bedarbė, bet laiminga bedarbė. Mano laikas baigėsi. Pabendrausim vakare.
kalbi ir taip gerai kalbi, tai reiškia, kad kuo toliau, tuo daugiau rašyk, duplikacijas, kaip ten tavo tiem italam reikia dirbti. Tu jiem vadovauk, kaip jūs šiandien. Jeigu galėčiau klausytis ir klausytis, jeigu norėsit, kitą konferenciją galim padaryti, kada atvažiuotų Inga ir viską vieną padaryt.